Kamilė, medicinoje dirbai 11 metų. Kokį įgūdį iš medicinos gali pritaikyti šiandien dirbant Wix programuotoja? Medicinoje yra labai svarbus pastovus noras mokytis ir taip pat efektyvi komunikacija. Šie du mano įgūdžiai yra labai naudingi ir dirbant programuotoją. Kaip manai, kuo pranašesnės tech komandos, kuriuose dirba merginos? Komandose, kuriuose yra didesnė lyčių įvairovė, dažniau yra priimami kokybiškesni sprendimai. Dėl to, kad darbuotojų patirtis yra didesnė skirtingų nuomonių įvairovė ir daugiau skirtingų backgroundų. Kas tau kelia didesnį stresą? Nustatyti pacientui diagnozę ar šalinti sistemos bugus? Abu dalykai kelia nemažai streso, tačiau sistemos bugų šalinimas yra artimesnis mano širdžiai. Ką renkiesi - medicinos pažangą ar technologinės inovacijas? Šiais laikais abu dalykai vis toliau yra, kuo toliau tuo labiau susiję. Medicinės inovacijos irgi remiasi IT naujomis inovacijomis, tačiau manau, kad technologijos inovacijos IT srityje yra labiau prieinamos. Ką renkiesi - daugiau laisvės priiminėjant medicininius sprendimus ar programuojant? Programuojant tikrai yra žymiai daugiau laisvės. Baltas chalatas ar džinsai ir marškinėliai? Matosi? Ką renkiesi - mokytis medicininės terminologijos ar programavimo kalbos? Mano nuomonė, mokytis programavimo kalbos yra žymiai paprasčiau, dėl to, kad nereikia mintinai kalti jokių terminų. Viskas, ką tau reikia žinoti, tu gali pasigūglinti, tačiau aš, aišku, kol kas programuoju tik tai vieną kalbą. Kolegos ligoninėje ar kolegos Wix? Ir dirbant ligoninėje, ir dirbant Wix'uose sutikau puikių žmonių, kurie tapo mano draugais, kurie yra savo srities ekspertai. Tačiau man artimesnė yra Wix'ų kultūra, kadangi žmonių santykiai yra horizontalūs, nėra hierarchijos. Jeigu iš naujo mokykloje rinktumeisi, kas tai būtų - medicina ar programų sistemos? 100% programų sistemos.